Išėjimo knyga, 3 skyrius. Mozė ganė savo uošvio, midjaniečių kunigo Jetro avis. Kartą jis buvo nusivaręs avis už dykumos, prie Dievo kalno Horebo. Jam pasirodė Viešpaties angelas ugnies liepsnoje, kylančioje iš krūmo vidurio. Jis matė krūmą degantį, tačiau nesudegantį. Mozė pasakė, eisiu ir pažiūrėsiu į šį didingą reginį. Kodėl nesudega tas krūmas? Viešpats pamatė jį artėjant ir pašaukė iš krūmo. Moze, Moze. Tas atsiliepė, aš čia. Jis sakė, nesiartink prie šios vietos. Nusiauk nuo kojų apavą, nes vieta, ant kurios stovi, yra šventa žemė. Aš esu tavo tėvo Dievas, Abromo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Viešpats tarė, aš pamačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jos šauksmą dėl jų prižiūrėtojų. Aš žinau jos sielvartą. Aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankos ir išvesti jos iš tos šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienu ir medumi, į kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių žemę. Izraelio vaikų šauksmas pasiekė mane, aš mačiau jų priespaudą, kaip egiptiečiai juos engė. Taigi, dabar eik, aš siunčiu tave pas faraoną, kad išvestum iš Egipto mano tautą, Izraelio vaikus. Mozė atsakė Dievui, kas aš, kad eičiau pas faraoną ir išvesčiau iš Egipto izraelitus? Dievas atsakė, aš būsiu su tavimi. Štai ženklas, kad aš tave siunčiu. Kai išvesi tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui ant šito kalno. Mozė klausė Dievo, kai aš ateisiu pas izraelitus ir jiems sakysiu, jūsų tėvų Dievas mane siuntė pas jūs. Jie manęs klaus, koks yra jo vardas? Ką turiu jiems atsakyti? Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu, sakyk izraelitams. Aš esu, mane siuntė pas jūs. Dievas dar kalbėjo Mozei, šitaip sakyk izraelitams, Viešpats, jūsų tėvų Dievas, Abromo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas mane siuntė pas jūs. Toks mano vardas per amžius ir taip mane vadinsite per kartų kartas. Eik, surink Izraelio vyresniuosius ir jiems sakyk, Viešpats, jūsų tėvų Dievas, Abromo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas man pasirodė ir kalbėjo. Aš aplankiau jūs ir mačiau, kas jums buvo padaryta Egipte. Aš išvesiu jūs iš Egipto vargo į kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių žemę, plūstančią pienu ir medumi. Jie klausys tavo balso. Tu su Izraelio vyresniaisiais nueisite pas Egipto karalių ir jam sakysite, Viešpats, Hebrajų Dievas, mus pašaukė ir dabar prašome, leisk mums 3 dienas keliauti į dykumą, aukoti Viešpačiui savo Dievui. Aš žinau, kad Egipto karalius neišleis jūsų, jei nebus priverstas galingos rankos. Aš ištiesiu savo ranką ir ištiksiu Egiptą visais savo stebuklais, kuriuos darysiu tarp jų. Po to jis išleis jūs. Ir suteiksiu šiai tautai malonę egiptiečio akise,
kad jūs neišeisite tuščiomis rankomis. Kiekviena moteris paprašys savo kaimynės ir savo įnamės sidabrinių bei auksinių indų ir drabužių. Juos uždėsite ant savo sūnų ir dukterų ir taip išsinešite egiptiečių turtus.